40 diena. Pasroviui su variantų tėkme. Deklaravimas. Pasiekite pusiausvyros su aplinkiniu pasauliu būsena ir pasikliaukite variantų tėkme. Paleiskite situaciją, tapkite ne dalyviu, o pašaliniu stebėtoju. Vadovaukitės taisyklę viską daryti lengviausiu būdu. Prieš pradėdami spręsti problemą, paklauskite savęs, kaip tai padaryti paprasčiau. Jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip tikėjotės, atleiskite gniaužtus ir įtraukite nenumatytą pokytį į savo scenarijų. Jums kažką siūlo? Neskubėkite atsisakyti. Gaunate patarimą? Pamėginkite jį apmąstyti. Girdite svetimą nuomonę? Neskubėkite pradėti diskusijos. Jums atrodo, kad kažkas kažką daro ne taip. Na ir tegul. Žmonės imasi iniciatyvos. Leiskite jiems realizuoti savo ketinimą. Variantų tėkmė nuostabi dovana protui. Aiškinimas. Protas visą laiką rengia tolesnių veiksmų planą. Jam atrodo, kad jis gali viską kuo geriausiai apskaičiuoti, bet planas jau yra variantų erdvėje. Informacijos struktūrą sudaro priežasties ir pasekmės ryšių grandinėlės. Priežasties ir pasekmės ryšiai sukelia variantų tėkmę, kuri surikiuoja įvykius paprastai ir optimaliai. Žmogus yra įpratęs įveikti kliūtis, irtis prieš srovę ir šis įprotis jį verčia ieškoti paprastų problemų sudėtingų sprendimų, o gamta visada pasirenka mažiausio pasipriešinimo kelią ir veltui neeikvoja energijos. Pavyzdžiui, kodėl neretai būna taip, kad jūs ilgai ieškote reikiamo pirkinio visose parduotuvėse, o galiausiai randate jį artimiausioje. Jei nelysite į painybės ir netrukdysite variantų tėkmei, optimalus sprendimas ateis pats.